Kai mano vaikui nustatė kirkšnies išvaržą, gydytojas pasakė tik tai vieną sakinį – reikės operacijos. Bet tuo momentu manyje įsijungė labai stiprus mamos klausimas ar intuicija, ar tikrai padariau viską, ką galiu. Ir tuomet pradėjau gilintis plačiau. Mes nuėjom pas kineziterapeutę ir mokėmės specialių pratimų, kuriuos darėme namuose, lankėmės pas osteopatę, taip pat ieškojau gilesnių priežasčių ir nuėjau pas psichosomatikos konsultantę. Tik darėme įvairius namų darbus, nuo fizinių pratimų, kuriuos vaikas darė, iki vidinių refleksijų, kurias aš dariau kaip mama. Ir žinote, ką aš tada supratau, sveikata labai retai būna tik vieno specialisto ir vieno sprendimo klausimas. Kartais reikia pažiūrėti plačiau ir apjungti skirtingus požiūrius. Taigi man ši patirtis tapo vienu iš momentų, kai pradėjau galvoti apie tai, kaip šeimoje kurti sąmoningą sveikatos sistemą, o ne tik reaguoti į ligas. Ir šiandien jau praėjo daugiau nei 3 metai, operacijos neprireikė, o mano vaikas gyvena aktyvų gyvenimą. Ši patirtis tapo tikrai vienu iš tų momentų, kai pradėjau dar giliau domėtis, kaipgi visgi toj šeimoje kurti tą sąmoningą sveikatos sistemą. O ar jums yra kada tekę ieškoti platesnių atsakymų dėl sveikatos?